Taigi sveikiname su pergalė, dar iškovoti 3 taškai. Ar ta pergalė buvo lengva? Nelabai lengva, nes prieš mūsų varžovai pasirinko tokią taktiką atstovėti gynybai, autobusų atsistoja. Ir sunku žaisti, labai gerai neleido mums vidurinio kontroliuoti, kraštus įstumdavo, patys vidurį suspausdavo, bet vieną kartą durys atsidarė. Iš tikrųjų pergalė svarbi, nes jums tai leido išsaugoti tą vietą pačią pirmąją grupėje. Tačiau ta pergalė yra pergalė, tačiau be abejo jinai gali būti pasiekta ne tik jau 1-0, bet ir daugiau įvarčių skirtumų. Kad daugiau įvarčių, nežinau, nelabai ten šansų turėjom, aišku, norėjusi įmušti, bet šiaip šiandien nesisekė, bet ir jie turėjo, ir mes turėjom. O dabar, matot, tas VVG sužaidė su Olimpiu lygiai, tai šiandien dabar mums kitose varžybose užtenka lygiųjų, kad užimti pirmą vietą. Bet mums tai nežinau, ar mums nesiseka stovėti gynyboje, tai kaip ten bus, aišku, bandysim iškovoti pergalę paskutiniame etape. Šiandien jūsų varžovai Vilkai yra turnyrinė lentelė, jūsų grupėje 6, jūs esate pirmi. Ar tai jaučiasi, kai jūs žaidžiate su šiomis komandomis, kad jos iš tikrųjų yra ne tokios geros kaip? Nesijauti, aš manau, kad Vilkai ganėtinai gera komanda, gal matot, prieš mūsų taip visą laiką gerai sužaidė, nes kiek mes žaidžiam vienam su antram, tai čia mums nėra taip, kad mes, ar jie mūsų ten labai didelį skirtumą mėto, ar mes visą laiką būdavo kavikovoje tenais arba lygiom, arba ten vieną įvarčio santykių baigdavus, tai gal varžovas neparankus, nežinau, gal jie pačiausiai moka prieš mus žaisti. Supratau.